Labas visiems. Turbūt esate įpratę mane matyti čia virtuvėje vieną, bet šiandien aš ne viena, su manim šalia stovi Tomas iš Varnynės ūkio, kur augina pačius skaniausius šitakė grybus Lietuvoje. Labas, Tom. Sveiki. Ir mes šiandien parašėm tokį ypatingą receptą ir netgi ne vieną, o du, tai jeigu šiandien pamatysit vieną, sekit mus ir toliau. Ir pasidalinsim, kurgi galima panaudoti džiovintų šitakė grybus, kuriuos galite rasti mūsų rezervacijose. Tomai, papasakok, ką gaminsim dabar? Gaminsim tokias kaip ir salotas, kaip ir tokį gerą patiekalą su kiaušinienė, su daug daržovių ir mūsų šitakė grybais. Liuks. Ir į tą kiaušinienę mes dėsime kiaušinius plaktus, matau, ar ne? Omletas bus padarytas. Tada dėsim paprikas, svogūnus raudonus, kopūstą, česnaką, imbierą, morkas ir grybus. Viską apkepinsim ir recepto eigoje turėtumėt matyti, kaip viskas gaminama ir viskas vyksta. Liuks. Tai gal tada nieko nelaukiam? Ir pradedam tada. Pilamės aliejaus, nedaug, įkaitinam. Keptuvė mūsų jau įkaitus. Tai čia ne visi matė, bet kai ruošė Tomas šitą omletą, tai maišė naminius kiaušinius kartu su kuo maišai, Tomai? Dėjau šaukštą grietinės ir dėjau ir pyliau pieno pusę stiklinės. Kiaušiniai 6, viską išplakam ir maišymo būdu kepam. O ką tada omletui suteikia grietinė ir pienas? Suteik turėtų purumo. Tai dabar šiek tiek pakepsim, gausis omletas ir tada eisim kepti jau daržovių. Tikrai taip. Tai gerai, Tomai, gal šiek tiek kol kepa, papasakok dar apie tai, kaip atrodo jūsų darbas žiemą. Ar ruošiat kažką grybams, kad jie vėl augtų, ar yra kažkoks pasiruošimo procesas, kurio mes nematom, nes rezultatą tai mes jau žinom. Mes matom labai gražius augančius grybus ant natūralaus medžio. O koks būna tas pasiruošimo procesas žiemos metu? Po pačio sezono pasibaigimo susiguldom rąstus ir paliekam žiemai juos žiemoti. Kaip ir turim 3-4 mėnesius laisvo laiko, nieko beveik nedarom, o link pavasario, vasario mėnesį pradedam ieškoti naujų medžių ir pradėti ruošti plėtrai ir rąstų skaičių didinimui. Tai va, ir tada vėl prasidės viskas tas pats iš naujo, kai prasideda pavasarį, su skiepinimu, su viskuom, o šitie esami rąstai jau bus statomi į A formą ir lauksim naujų derlių. Taip, kad čia per žiemą tas ir toks pasiruošimas. Jei nedarai plėtros, tai galim laukti sėkmingai nuo rudens pavasario ir viskas. Tai o tuos rąstus, kuriuos, sakėt, suguldėt, juos dar naudosit? Jo, jie kol atiduos visus derlius, tai gali būti ir 3 ir 7 metai, priklausomai viskas nuo medienos rūšies. Stengiamės kuo daugiau sodinti ąžuolą, tai jo tarnavimo laikas turėtų taip ir būti apie 7 metus. Tai mes jau išsikepėm kiaušinienę ir dabar toliau kepinsim daržoves, ar ne? Jo, susmulkintus svogūnus pilam į įkaitintą keptuvę, šiek tiek apkepam iki to vadinamo gelsvo paskrudimo ir tada dėsim kitus ingredientus. O yra skirtumas, kokius svogūnus naudoji? Raudonus, baltus, ar tiesiog pagal tai, ką randi namuose, tos ir gali naudoti? Gal geriau būtų, kaip geriau, ne geriau, aš naudoju dažniausiai raudoną arba baltą aštrų svogūną. Tuo jis intensyvesnį skonį priduoda, baltas ir saldesnis svogūnas, tai gal, jeigu norisi šiek tiek intensyvesnio skonio, tai gal reikėtų tos paprasčiausius svogūnus naudoti ir... Gerai. Tai apsikepinsim dabar svogūną, o tada dėsime... Tada dėsim česnaką, imbierą, irgi trumpai apkepsim. O imbieras suteiks tokio Azijos skonio, Azijos prie mūsų grybų kaip tik tas pats tikimas. Nes patys šitakė grybai, jie irgi, jų originali kilmė ir yra turbūt Azija. Iš Azijos kraštų. Tai dabar toliau dėsim česnaką.
Ir imbierą matau, ar ne? Lengvai, visiškai lengvai apsikepinam, mažinam kaitrą. Česnakas pradės skirt. Oi, kaip kvepia. Taip, pilam, dedam imbierą. Svarbu neperkept. Dedam morkas. Tai taip labai trumpam tiesiog pakepam viską, ar ne? Nereikia labai ilgai Neperkept. kepint imbierą ir česnaką. O aliejų naudoji kažkokį specialų, Tomai, ar čia turim... Turiu prie šito patiekalo Sezamo sezamo aliejų. Aha. Tai sezamo aliejus irgi turi savo tą poskonį tokį Turi. intensyvesnį. Šiek tiek apkepė morkas. Dedam paprikas. Irgi lengvai apkepsim. Viskas taip gražiai šiaudeliai supjaustyta. Kol apkepinėja morkos ir visi kiti reikalai, mūsų nuovirą pilam į stiklinę, gal kokį porą šaukštų ir įsimaišysim kukurūzų krakmalo, kad gautume visą tą po to traškų. Tai jis Produktą. uždės tokią plutelę ant visų daržovių. Sutrauksi vieną krūvą ir turėtų būti viskas trašku. Pilam sojų padažą. Porą šaukštų. Oyster padažą. Irgi porą. Grybų padažas. O šituos padažus kur perki? Parduotuviai. Tai Santa Marija, matau, žinau, kur galim gauti, o pavyzdžiui, grybų padažas. O grybų padažą perku. Viską galima toj pačioj Maksimoj gauti ir Tai čia, ta prasme, nebus problemų, jeigu kažkas irgi sugalvos pasigaminti. tikrai ne. Tada dedam, atsiprašau, pirmą grybus. Taip, tai čia maždaug viena pakuotė grybų ir išeina šitam Va, šitaip patiekalui. yra viena Aha. pakuotė. Bet čia iš jos pavalgys, nu tikrai kokie 4 žmonės, tai drąsiai. Drąsiai. O dabar mes šituos grybus išbrinkinom per naktį. Ar pasikeičia kažkuom grybų maistinė vertė, kai jie yra džiovinti ir išbrinkinti? Jie džiovinti prie 45 laipsnių temperatūros, taip kad jie tikrai iš savęs išgaravo, o jokių papildomų neturėjo. Nėra kaitinimo proceso. Okay. Kiek laiko maždaug yra džiovinami grybai? Tarp 10-12 valandų. Wow. Ir kiek maždaug žalio grybo įeina į vieną pakuotę? Šviežio. 250 gramų. 250 gramų. Lygiai ta pati dėžutė, ką vasarą pirkdavo, tai lygiai tas pats išeina Ir į pakuotę. į pakuotę. Tie 25 gramai atitinka 250 gramų. Geras. Tai va, 12 valandų darbo, 250 gramų žaliavos, kad namuose galėtumėt irgi mėgautis tokio pat skonio šitakė grybais, kaip ir vasaros metu. Dar paimsiu vieną kubelį sultinio. O sultinys daržovių? Daržovių sultinys. Ir nei tirpinų, nei nieko, paprasčiausia išsibarstom ir bandom viską permaišyti. Jo, tai čia tokiam patiekalui arba tokiam kiekiui turbūt geriau yra naudoti labai didelę keptuvę arba azijietišką, spėjau, vok keptuvę, kur būna. Tai... Šita mažoka mums arba... Bet daug žmonių pamaitinti reikia, tai... Nu, mes 4 pavalgysim. Tai šitą krakmolą mišinį dedam pačioj pabaigoje, ne? Jo, ir liks tik po to kiaušinienę pašildyti ir viskas. Pilam lengvai ir viską maišom, kad susirištų.
Bet čia praktiškai va tokį mišinį gali jį dėti, ten jau ir ant makaronų turbūt. Visur. Ir Visur. Ir ant sumuštinio, bet kur bandžiau. O čia mes turim... Šitakį grybų miltelius. Naudosim irgi kaip prieskonį, paintensyvint skoniui. Ir juos pasidaryti, čia tiesiog trintas, džiovintas Paprastai šitakį grybas. sumalat ir viskas, tą patį, ką maišelį nusipirkat, tą patį susimalat ir turit. Nu ir rasa, prašau. Pagaliau ir aš gavau darbo. Viskas yra paruošta, beliko sudėti lėkštę ir volia. Ir ant viršaus pagardinsim austrių padažu. Volia. Kas dirbo, kas valgo, ne? Žiauriai skanu. Tai va, pasikvietėm Tomą, kad pagamintų mums kažką labai skanaus iš savo užaugintų šitakį grybų. Ir gavosi tobulas patiekalas, kaip sakėm prieš tai, kad visas tas garnyras gali būti kaip bazė bet kuriam kitam patiekalui. Tai patys girdėjot, be proto daug darbo, 12 valandų džiovinimo, 250 gramų gryno produkto žalio, kuris vėliau yra spakuojamas, išdžiovintas į tas pakuotės, kurias matėt džiovintų šitakį grybų, o pačius grybus galite rasti pas mus mangumangas.lt. Man atrodo, to reikės dažniau pasikviesti.